Sveiki, aš esu Ovidijus Ringys, Lietuvos, Baltijos ir Europos kultūrizmo čempionas. Daugkartinis Lietuvos absoliutus jaunimo čempionas, Baltijos šalių čempionas, taip pat Europos jaunimo čempionas. Tarptautinių turnyrų prizininkas ir finalistas. Jei reguliariai ir sąžiningai sportuosite, pratimus atliksite taisyklingai ir jūsų mityba bus subalansuota, aš jums pažadu, kad rezultatus išvysite labai greitai ir jie jūs tikrai nudžiugins. Iš savo patirties sakau, kad pastangos sportuojant visada atsiperka su kaupu. Todėl jau nuo šiandien pradėkite treniruotis su nauja programa, pradėkite laikytis naujo mitybos plano ir turėsite tobulas kūno formas. Šiandien pristatysiu treniruočių programą skirtą pažengusiems sporte vyrams, kurių tikslas yra numesti svorio. Ši programa skirta treniruotis 4 dienas per savaitę, treniruojant skirtingas raumenų grupės. Per 7 dienas reikia atlikti 4 treniruotės. Kaip jau žinote, poilsis yra taip pat labai svarbu, nes tik ramybės būsena jūsų raumenys auga ir tvirtėja, todėl poilsiui skirtos net 3 dienos. Treniruočių programos trukmė neilgesnė 2 mėnesiai. Pirmą dieną treniruojama krūtinė, tricepsas, pilvo presas. Antrą dieną pečiai ir bicepsas. Trečią dieną dirbama su kojomis, blauzda ir pilvo presu. Ketvirtą dieną nugara, pečiai ir pilvo presas. Treniruotė turėtų trukti iki 65 minučių, ji yra intensyvi. Po treniruotės būtinas kardio. Jį reikėtų atlikti nuo 30 minučių ir daugiau. Po sporto jokių būdų negalima vartoti angliavandenių gausaus maisto. Rinkitės tik baltyminį maistą. Per dieną valgykite mažiausiai 5 kartus. Rinkite subalansuotą ir šiltą maistą. Dienos metu išgerkite didelį kiekį vandens, apie 4 litrus. Pažengusių sportininkų maisto kiekis turi būti pakankamai didelis, nes dienos eigoje sudeginama daug maistinių medžiagų. Treniruotės yra sunkios, todėl maisto medžiagas reikia papildyti. Kaip žinote, alkoholis stabdo žmogaus galimybės. Jei norite pasiekti greitesnių rezultatų, geriau jo atsisakyti visiškai. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, rekomenduoju įsigyti maisto papildų rinkinį skirtą būtent šiai sporto programai. Vartokite baltyminius kokteilius, gliutaminą, vitaminus ir mineralus, L-karnitiną. Taip pat nepamirškite omega riebalų rūgščių. Ir nepamirškite dalintis savo pasiekimais mūsų tinklaraštyje vitaminsport.lt. Linkiu jums sėkmės. Visada galite kreiptis patarimo į mane, Ovidijų Ringį.